Jūs labai pozityvus ir linksmas žmogus esat. Jūs viduje esat laisvas, ar ne? Taip, aš laisvas. Kai sukako jauniausiam sūnui 18 metų, aš galėjau priimti pilnus įžadus. Vienuolio. Kad jie daugiau nesilankytų pas mane. Ir jeigu aš pamatysiu juos savo namo kieme, aš juos nušausiu prašiausiai. Su banditais atsiskaičiau viską. Dabar už juos medžiuosi, nes jau jų nėra gyvųjų tarpe. Galit mane peržegnuti, kad aš prisiminčiau. Kepurė nusijimkai. Mano pasakojimas šiandieną tegul prasideda nuo Maltos ordino Tauragės skyriaus veiklos. Daugelis tikriausiai žinote, kad mūsų mieste, kaip ir dar 44 Lietuvos vietovėse, veikia maltiečių skyriai, kurie globoja beveik 3000 vienišų senelių. Silpniausiems 2 kartus per savaitę arba dažniau jie veža karštą maistą termosuose, o stipresniesiems 1 kartą per savaitę įteikia produktų lauknešėlį. Maltiečiai ne tik pristato maistą, bet ir padeda globojamiems senoliams jų buityje. Tvarko namus, perka vaistus, lydi gydymo įstaigas. Šią vasarą prie Tauragės maltiečių prisijungė dar vienas savanoris, nors ir laikinai, tačiau labai prasmingai. Vienuolis brolis Dismas sugrįžo į gimtinę, kad Batakiuose galėtų prižiūrėti savo 95 metų tėvą, o laisvų laikų maltiečių globojamiems ir prižiūrimiems senoliams vienuolis kalba apie dvasinius ir religinius dalykus. Tėvai buvo ištremti, aš gimiau Sibire ir kai man buvo 11 mėnesių, tėvai sugrįžo į Lietuvą ir mano jaunystė prabėgo čia Tauragės rajone, o vidurinę baigiau Tauragės 4 vidurinę 1976 metais. Ir po vidurinės baigimo išvykau į pasaulį. Prasidėjo mano kelionė. Aš neskaičiuoju kiek metų, bet kai sukako jauniausiam sūnui 18 metų, aš galėjau priimti pilnus įžadus. Vienuolio, taip. Kaip tas atrodo? Tai vyksta mokymai, formacija vyksta ir aš praleidau 6,5 metų, aš praleidau Prancūzijoje. Būtent mes turime savo seminarijas Prancūzijoje, į kurias atvažiuoja iš viso pasaulio, iš Amerikos, iš Meksikos, iš Europos jauni broliai, kurie jaučia pašaukimą ir ten vyksta mūsų formacija. Filosofijos ir teologijos studijos, kurios man tęsiasi 6,5 metų. Paskui mane išsiuntė į Šiaurės Kaukazą, kur buvom. Tarnavau 3 metus. Tai buvo tarnyba su žmonėmis, su vaikais daugiau, kuriems reikalinga pagalba. Tai buvo tarnyba su motinos Teresės seserimis. Ir mes rūpinomės vaikais. Tų pabėgėlių, nes kai prasidėjo karas Sirijoje, daug pabėgėlių iš Sirijos, jie sugrįžo į tą regioną, Šiaurės Kaukazo, Kabardino Balkariją ir sugrįžo su šeimomis, su vaikais ir tiem žmonėms buvo reikalinga pagalba. Tokiu būdu ir aš prisijungiau prie jų. Mano pašnekovas spalvingai ir įvairiapusė asmenybė. Klausantis jo gyvenimo istorijų, ne kartą kilstelėjau antakius. Tauragėje baigęs vidurinį jis išvyko tęsti mokslų į Šiaulius. Ten sukūrė šeimą, užaugino sūnų ir dukrą, užsiėmė verslu tais laukiniais 90-aisiais, kai Saulės mieste karaliavo princų nusikalstama grupuotė. Kaip pats sako, mokėjo duoklę banditams, ko trūko kantrybė. Buvo taip, kad aš turėjau verslą ir gerą verslą. Ir tuo metu, tai buvo kažkur tai 86 metais ar kuriais, tai prasidėjo tas atgimimas, sąjūdis. Ir aš
susidūriau su organizuotų nusikalstamų pasaulių atstovais. Ir jie grasino, jie pirmiausiai sakė, kad mes būsime tau stogas, reiškia padėsime tavo verslui, bet po pusės metų aš supratau, kad tai nėra stogas. Ir kai aš buvau kelionėje ir jie atvažiavo į mano namus ir jie laukė eilinės mėnesio išmokos, aš jiems pasakiau, kad mūsų draugystė baigėsi ir kad jie daugiau nesilankytų pas mane. Ir jeigu aš pamatysiu juos savo namo kieme, aš juos nušausiu paprasčiausiai, nes aš turėjau registruotą šautuvą. Ir tai buvo grasinimai, bet nes jie pripažįsta tik jėgos kalbą. Ir taip jie atsitraukė, bet jie turėjo savo žmonių įvairiuose struktūrose. Ir aš pajutau, kad per 2 metus mano iš įmonės buvo išplauti pinigai. Prasidėjo teismo procesai, bet tai nieko nevedė, tik tai vienas procesas po kito. Ir aš kreipiausi į generalinę prokuratūrą, kreipiausi į prezidentą Brazauską tuo metu. Ir atsakymą gaudavau, kad tyrimas vyksta, bet rezultato nebuvo. Ir aš nuvykau į Vilnių. Tuo metu išėjau iš savo draugo biuro. Jisai mane bandė raminti. Aš išėjau ir iš to nežinojimo paprasčiausiai aš kreipiausi tą maldą, kuri mus išmokė nuo pat vaikystės. Malda tėve mūsų, sakydamas, tėve, sakydamas, į dangų kreipiau galvą. Sakau, tėve, jeigu tu esi, parodyk man mano vietą šitoje žemėje. Ir aš išvykau pas savo tėvus. Jie gyvena čia dabar Batakiuose. Ir kelionės metu aš 9 forte aš stovėjau, stabdžiau mašiną, sustojo balta mašinėlė ir ten sėdėjo už vairo brolis, kuris nešioja tokią abitą ir dar 2 vaikinai. Ir aš tokiu būdu paklausiau, kas jie tokie yra. Jisai prisistatė, kad tai yra Švento Jono brolis. Jie buvo nesenai atvykę į Lietuvą ir jisai važiavo į Palangą su tais jaunuoliais. Kai aš grįžau į Vilnių, aš nuėjau į tuo adresu, kuris man buvo pasakytas. Ir ten sutikau šitą brolį ir po kelių savaičių aš ten per gavėnios metu, paskutinių mišių metu, man pasiūlė dalyvauti mišiose, apeigose, ten, kur Jėzus plauna savo mokiniams kojas ir įsteigiam Eucharistiją. Ir kai kunigas nuplovė man koją vieną, aš supratau, kad mane apima toks neapsakomas džiaugsmas, kad Dievas man atleido mano nuodėmes, kurias aš padariau per savo silpnumą. Ir tokiu būdu tas džiaugsmas buvo toks, kad aš visą naktį verkiau iš džiaugsmo, toks vidinis džiaugsmas. Ir po to aš supratau, kad aš turėdamas darbo įgūdžius ir galiu padėti šitiems broliams, nes vienuolynas buvo, jie ką tik buvo atsikėlę, gavo naujas patalpas Antakalnio 27, tai buvo vienuolynas, tai buvo 2001 metai. Jo. Ir nuo to laiko aš, kai pradėjau jiem padėti, kokia pagalba buvo reikalinga, aš supratau, kad man reikia pakeisti mano gyvenimo kryptį.
Ir po keletos metų aš išvykau į Prancūziją tęsti savo formacijos jau kaip Švento Jono bendruomenės oblatas. Baptizmas tai yra to žmogaus, kuris buvo nukryžiuotas kartu su Kristumi vardas. Jisai buvo nukryžiuotas kartu su Kristumi, buvo vienas dešinėje, kitas kairėje. Tai tas, kuris dešinėje ir kuris sakė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę, tai buvo ir Dismas. Jėzus jam sakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manim būsi rojuje. Jūs labai pozityvus ir linksmas žmogus esat. Jūs viduje esat laisvas, ar ne? Taip, aš laisvas. Jūs visiškai laisvas, be jokių materialinių įsipareigojimų, be nieko. Viskas, vaikai užauginti, viskas. Jūsų duoklė gyvenimui atidaviau tarnybą sovietinėje armijoje, atidaviau, kaip sakau, darbo stažas yra atitinkamas. Darbo stažas, verslas, sumokėti mokesčiai, su banditais. Su banditais atsiskaičiau viskas. Dabar už juos meldžiuosi, nes jau jų nėra gyvųjų tarpe. Lankiau kalėjimą Lukiškėse ir šitų pareigūnų kalėjimą Sniego gatvėje. Kai manęs paprašė aplankyti Sniego gatvę, ten pareigūnų kalėjimas, aš sutikau ir po poros metų šitą kalėjimą uždarė. Tuomet vienas pareigūnas pasiūlė man, sako, ar nenorėtum aplankyti Lukiškių kalėjimą. Sakau, mielai, man padarė ten reikalingus dokumentus, ten buvo apklausos, viskas su saugumo tarnyba ir aš gavau leidimą. Ir po 1,5 metų uždarė Lukiškių kalėjimą. Tai aš sakau, viskas, dabar į kalėjimus neįsiu, nes tiek kaliniai be pareigūnų negali gyventi, tiek pareigūnai be kalinių. Sakau, jūs tvarkykitės patys. Susitikus su nuteistaisiais, ar jie prašo ko nors ir kokios jų mintys ir apie ką jūs kalbat? Kaip jie papuolė į šitą situaciją. Dažniausiai būna, kad tai būna iš aplinkos, augo tokie sudėtingoje aplinkoje ar netvarkingos šeimos ir draugai. Ir būtent tai įtakoja jų tokią pasirinkimą gyvenimo kelią. Kitas dalykas, kad jie supranta, kad šitas įvyko iš dalies be jų kaltės, bet tą kelią, ką įvykdė, kokius nusikaltimus, tai jau jie patys šitai supranta. Ir yra žmonės, kurie linkę kaltinti kitus, bet kiti ir yra prisima tą kaltę ir sako, iš tikrųjų, sako, aš padariau šitokią nesąmonę, nusikaltimą. Ir labai gailiuosi ir norėčiau normalų gyvenimą. Iš tikrųjų, ir su tikėjimu, ir jų bendravimo pasikeitė, susirado ir merginas. O esat bendravę jau su išėjusiais į laisvę? Taip. Jūs žinote, ne? Taip, aš žinau. Užtat aš galiu tvirtai pasakyti, kad šitas bendravimas yra reikalingas, bet reikalingas ir pastangos iš tų pačių atbuvusių kaltę. Taip. Jūsų kasdienybė kokia yra? 6 valandą yra kėlimasis, po 6:15 yra vidinė malda. 7 valandą rytoje rytmetinė malda, kurią giedame kartu su broliais. 7:30 yra baigėsi malda ir trumpas aptarimas, ką mes dienos bėgyje veiksime. Tuomet yra iki 8:15 maždaug yra pusryčiai
Paskui kiekvienas užsiimame savo tarnystę, kuria mums yra pavesta. Po 12:15 yra dieninė malda, po 12 pusė pirmos yra pietus, po pirmos 10 maždaug 15 baigėsi pietus, suplaname indus, yra maždaug pusė valandos yra laisvo laiko, vadinama siesta. Ir tada nuo pusės 3 iki 5 yra tarnyba bendruomenėje. Nuo 5 valandų prasideda vakarinė baigėsi pusė 6, nuo pusės 6 iki pusės 7 vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija, pusė 7 vyksta šventos mišios, po 7 maždaug 15-20 baigėsi šventos mišios ir tuomet yra vakaro laikas, kurį tu atitinkamai laiko skiri ar darbai, ar susitikimui su žmonėmis, ar skaitimui, ar sportui. O sako, kad mes daug dirbam. O jūs turite atostogų? Nu, po 23 daugiau metų tai jau pirmos atostogos. Gimtinėje. Kada atvažiavau aplankyti tėvus ir pasilikau, sakau, man būtinas poilsis, nes tikrai reikia, išsekina tą. Nu, kur jau. Tai tėvų priežiūra jūs vadinat poilsiu. Taip. Tai ir malonu, kad galės su tėvu pasišnekėti, pamojuoti, per durų pamojuoja tėvas. Kiek tėvukui metų? 95 metai. O. Ir Sibiras, tremtis, lageriai, viskas. Ir 6 vaikai užauginti, visi esame. Vargino, bet ir užgrūdino. Užgrūdino, jo. Sunkumai užgrūdino, žinokit, tikrai. Tai ačiū Jums labai už tai, kad sutikot sudalyvauti mano projekte. Ačiū už tai, kad esate Tauragiškis, ačiū už tai, kad Jūs nešate tokį pozityvą savo tarnystėje ir turit aišku kelią ir tikslą gyvenime. Ne, gerai. Ačiū Jums labai. Malonu susipažinti. Malonu. Pasakysiu savo vardą, nes aš irgi užmiršau. Renaldas. Renaldas, gerai. O Jūsų vėl užmiršau. Nu kaip atsiminti reikia? Brolis? Dismas. Dismas, man. Nu viskas. Yra kaip yra. Galit mane peržegnuti, kad aš prisiminčiau. Kepurė nusijim, kaip prisiminsiu. Jėzus Kristus vardu mane Dievo tėvais našė. Amen. Ramybė tau, broli. Nu, tu jaunas, supranti, o plaukų jau neturiu. Neturiu. Brolis Dismas šiandieną priklauso Švento Jono brolių vienuolių bendruomeniai, kuri įsikūrusi ypatingoje Vilniaus vietoje, prie Sapiegų parko, buvusiame Trinitorių vienuolyne. Brolis Dismas aktyviai sportuoja, mėgsta bėgioti, dalyvauja pusmaratonių varžybose ir, kaip pats sako, sveikame kūne slypi sveika siela. Gal kažką norėtumėt palinkėti mūsų miestui? Taip, aš norėčiau palinkėti Tauragės miesto gyventojams ir rajono gyventojams. Teko nemažai keliauti po pasaulį, teko būti ir gyventi Prancūzijoje, Rusijoje, Šiaurės Kaukaze ir lankyti kitas šalis, bet iš tikrųjų aš neradau gražesnės šalies ir tokios brangios savo kaip Lietuva. Ypatingai aš džiaugiuosi pasikeitusių Tauragės miesto aplinka, žmonių rūpesčių, valdžios rūpesčių žmonėmis, nes iš tikrųjų viskas, kas yra daroma yra žmonių labui. Iš tikrųjų Tauragė yra
nuostabus miestelis. Mes turime savo jūrą, mums nereikia važiuoti į pajūrį ir bet kada galime nuvažiuoti, prieiti prie jūros, pailsėti ir išsimaudyti. Tokiu būdu reikia džiaugtis tuo, ką mes turime, o ne tai, kas yra kažkur tai kitose vietose. Jo. Linkiu jums visiems laimės, džiaugsmo ir Dievo palaimos. Su Dievu. Puikiai.